galvojai apie teatrą prieš pradedama lankyti būrelį? Man patinka lankyti, nes man patinka vaidinti į savo personažą, kaip yra paskirta, man labai patinka, aš pati esu kaip aktorė, man patinka vaidinti. Kaip apibūdintum teatro būrelio kolektyvą? Labai nuoširdžiai, draugiški, draugai, bičiuliai, linksmi. Kuo svarbus bendradarbiavimas kuriant spektaklį? Mes galime susirinkti aptarti, ką mes vaidinsime, kokį personažą, kaip pastatysime pirmą sceną ir antrą sceną, kaip sustatysim. Kaip sprendžiat nesutarimus kūrybinio proceso metu? Kiti būna išreiškia kitą nuomonę, tai kitas išreiškia dar kitaip, kaip turėtų būti. Skirtingai ten būna nuomonė. Kokia įtaka tau daro vadovas ar režisierius? Skatina, kad geriau pasirodyti, viskas gerai, pasitikė savim, jis gerai pasirodysi, surepetuosi, pasirodysi tiesioginį ten, gerai suvaidinsi. Koks smagiausias prisiminimas su būrelio draugais? Buvo, kai mes vaidinom Pacankės. Buvo tokie atsiminimai. Kaip jautiesi prieš pasirodymą? Pasirodymą turi susikaupti, kad viskas gerai pavyktų. Ir nesijaudinti, kai gal ne pirmą kartą į sceną lipi, jau viskas turėtų pavykti. Koks spektaklis tau labiausiai patiko, kuriame dalyvavai? Džinas, kaip vaidinau. Džiną. Įsimiausia buvo. Kaip pati vaidinau Džiną. Kaip ruošiatės spektakliui? Daug repetuojam, tai pradėsim dažniau, daugiau repetuoti, nes reikia tikrai repetuoti, nes reikės parodyti teatro festivalį. Labai daug darbo reikia įdėti, pastangų, kad viskas gerai pavyktų. Kokias savybes padeda ugdyti teatras? Savim pasitikėti reikia, kad tau pavyks. Ačiū už klausimus.